Rytų Lietuvoje dauguma žmonių kalba lenkintų Lietuvos bajorų kalbą, kuri vadinama vyčių kalba, arba kalba pravoslavintų dzūkų kalba, kurią mes dabar vadiname alšėnų kalba. Vyčių kalba yra panašiai į lenkų, tačiau tai yra ne lenkų kalba atskira, o alšėnų kalba yra panašiai į baltarusių, tačiau irgi turi daug skirtumų. Tarp kitko, alšėnų kalba išlaikė labai daug baltarusių kalbos, tai yra dzūkų kalbos bruožų. Išlaikė fonetiką, eilę gramatinių formų ir kai kurios žodžius. Mūsų Lietuvos savitarpio pagalbos sąjunga ir prie jos esanti slavakalbių lietuvių draugija užsijima Rytų Lietuvos dzūkų kilmės žmonių švietimu. Mes pagrindę užsijimame slaviškai kalbančiais dzūkų kilmės žmonėmis, kurie gyvena Rytų Lietuvoje, Vilniaus, Šalčininkų rajonuose ir kitose rajonuose, o taip pat vakarų Baltarusijoje ir dalinai šiaurės rytų Lenkijoje, kaip apie Balstogę, Augustavą, Punską ir kitas vietovės. Šitie žmonės šiuo metu daugelis, kaip minėjau, kalba vyčių ir alšėnų kalbomis, bet jie yra lietuvių kilmės, daugumoj dzūkų kilmės. Ir mūsų slavakalbių lietuvių draugijos tikslas yra kuo greičiau, kad tie žmonės suvoktų apie savo lietuvišką kalbą ir apie savo lietuvišką kilmę ir apie savo gimtasias kalbas, kurios yra lietuvių tautos dalies kalbos, o ne lenkų ir ne baltarusių tautų kalbos. Mūsų šitas judėjimas prasidėjo taip pat kaip ir Lietuvos sąjūdis ir buvo kaip Lietuvos sąjūdžio, kaip judėjimo dalis. Mūsų slavakalbių lietuvių draugija neįeina į sąjūdžio oficialią organizaciją, nes oficialioji sąjūdžio organizacija po šiai dienai ignoruoja slavakalbius lietuvius kaip lietuvius. Oficialioji sąjūdžio organizacija, aš turiu omeny tik kaip organizacija, bet ne kaip judėjimą, skaito, kad lietuviais yra tik tai lietuviškai kalbantis. Slavakalbių lietuvių draugija skaito, kad lietuviais yra visi lietuvių kilmės žmonės nepriklausomai nuo gimtosios kalbos. Mes skaitome, kad ir Basanavičius, ir Kudirka taip pat buvo lietuviai, nors jų gimtoji kalba mūsų duomenimis buvo vyčių, tai yra lenkintų Lietuvos bajorų kalba. Pagal kalbos požymį negalima pardavinėti lietuvių. Ir ryšium su to, naudodamasis progą, aš kaip slavakalbių lietuvių draugijos pirmininkas, mano pavardė Statkevičius, kreipiuosi į visus Lietuvos žmonės, į visus lietuvius, nepriklausomai nuo gimtosios kalbos, kad visi, kur tik gali, kovotų už lietuvišką dvasią ir kiekvienam lietuvių kilmės žmogui paaiškintų, kad jis yra lietuvis. Ir aš labai norėčiau, kad ir sąjūdžio politinė organizacija taip pat prie to prisidėtų. Nes jeigu prieš 2 metus ir iki šio momentų Lenkų fanatikai triukšmavo, kad nėra jokios vyčių kalbos, kad tai yra sąjūdžio dirbtinai sukurta kalba, kad lietuvinti Lietuvos Lenkus, dabar Lenkų fanatikai jau oficialiai pripažino, kad vyčių kalba yra, ją kalba tam tikras kiekis žmonių, tik girdi, tai yra Lenkų kalbos tarmė. Kitaip sakant, Lenkų fanatikai pradėjo naują lenkinimo etapą, norėdami vyčių kalbą paversti Lenkų, o vyčkalbius lietuviams įkalbėti, kad jie yra Lenkai. Norėčiau, kad visi lietuviai savo pokalbiuose tarpusavėje niekad nevadintų Rytų Lietuvos dzūkų kilmės žmonių Lenkais ir nesakytų, jog jie lenkiškai kalba. Ir ypač šito prašyčiau iš oficialios sąjūdžio vadovybės. Pakeisti reikia taktiką ir galų gale pereiti į tikrai lietuviškos dvasios stiprinimą visų lietuviškos kilmės gyventojų tarpe, nepriklausomai nuo jų gimtosios kalbos ir nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena Rytų Lietuvoje, ar šiaurės rytų Lenkijoje, ar vakarų Baltarusijoje. Ačiū uždėmesį. Rytų Lietuvoje dar XIX amžiuje eilė lietuvių švietėjų spausdino įvairiausius laikraščius ir knygas lietuviškai dvasiai, kur švietė slavakalbius lietuvius apie jų kilmę
apie jų kalbų atsiradimą, apie jų papročius ir netgi apie senasias lietuviškas iki krikščioniškas giesmės. Taip rašytojas Kraševskis 1847 metais išleido knygą Dainai piesni litevske, kurie išvertė į lenkų kalbą daug dainų ir labai šiltais komentarais jas palydėjo, kiek aukšta buvo moralė ir kultūra senojoj iki krikščioniškoj Lietuvoje. Vėliau, ypač 19-20 amžiaus pradžioj ir po Vilniaus krašto okupacijos, lietuvių švietėjai rytų Lietuvoje leido daug švietėjiškos literatūros lenkų kalba. Čia aš turiu vieną iš tų pavyzdžių. Buvo išleista nedidelė knygutė. Poliacija stiesimi, šis polščienį litvinį. Reiškia, lietuviškai išvertus tai reiškia Lenkais esame ar lenkintais lietuviais. Šita knygutė buvo atspausdinta Vilniuje 30 metais, kurioje pasakojama apie Kauno, Dotnuvos, Kėdainių ir kitų vietovių, o tame tarpe ir apie Vilniaus krašto, reiškia, lietuvių lenkinimą ir kaip paplito lenkų kalba, kuri persiformavo galų gale į vyčių kalbą. Įdomu, kad šitam knygutėje, reiškia, Lenkų valdžia, Vilniaus miesto valdžia norėjo konfiskuoti šitą knygutę. Tačiau, reiškia, mūsų Basanavičiaus pasekėjai iškovojo, kad Vilniaus apskrities teismas nuėmė konfiskatą ir leido platinti šitą knygutę. Kitaip tariant, jie parodė, kad šitoj knygutėj nieko nėra Lenkus užgaunančio. Dabartiniu metu mes tą knygutę padauginam daug tūkstančių egzempliorių tiražų ir platiname rytų Lietuvoje, kad rytų Lietuvos slavakalbiai žmonės žinotų, kas dėjusi Vilniuje 30 metais. Be to, reiškia, rytų Lietuvoje, jeigu šita knygutė, reiškia, buvo rašoma apie vyčių kalbą, nors tada buvo vadinama Lenkų, kitaip sakant, apie lenkintus Lietuvos bajorus, tai dar rytų Lietuvoje, reiškia, dzūkų krašte, dar paplito kalba, pravoslavintų dzūkų kalba, alšėnų, kuri yra panaši į baltarusių kalbą. Šitoj kalboje buvo leidžiama daug knygų ir laikraščių lotiniškomis raidėmis. Čia yra viena iš tų pavyzdys. Buvo išleista knygutė Pripiauki. Atsiprašau, trupučiuką, sustabdykim gal minutėlį. Buvo išleista knygutė Pripiauki. Ji buvo išleista Vilniuje 18 metais. Išleido šitą knygutę Lastovskis, kitaip tariant Lastauskas, Lazdynų Pelėdos vyras. Šitoj knygutėje yra daug sudėta dainelių, priedainių, kurios yra iš esmės to alšėnų kalboj. Dalinaičiai įsibrauna baltarusių valstybinę kalbą, bet pagrinde vis tik tai figūruoja, reiškia, to Vilniaus krašto alšėnų pravoslavintų dzūkų kalba. Ir čia iš tos knygutės mes matome, kad senais laikais buvo leidžiama netgi daug vadovėlių alšėnų kalboj. Ir rytų Lietuvoje ir vakarų Baltarusijoje mokymas buvo vykdomas alšėnų kalboj, o ne dabartiniai valstybiniai Baltarusijos kalboj. Dar mes leidžiame ir laikraštį Schodinė Litva. Tai yra laikraštis lenkintų Lietuvos bajorų kalboj, vyčių kalboj. Šitas pavadinimas vyčių yra paimtas todėl, kad, reiškia, bandant sulenkinti Lietuvos bajorus, pagrindinė, didžiausias, kaip sakant, spaudimas buvo padarytas didžiojo kunigaikščio kariškiams vyčiams. Ir jie buvo verčiami išmokti lenkiškai, kadangi jie mokėsi pagrindę vyresniam amžiuje, perėmė tik dalinai lenkų kalbą, palikdami lietuvišką fonetiką ir daug lietuviškų brožų, todėl susiformavo atskira vyčių kalba, kuri panaši į lenkų, tačiau tai nėra lenkų kalba. Pagal visus slavų kalbų susidarimo ir panašumo brožus tai yra visiškai atskira kalba. Šitie laikraščiai taip pat platinami rytų Lietuvoje. Dažniausiai šiuo metu platinami nemokamai, todėl mums labai reikalinga parama padėti mums platinti šitos laikraščius. Nes mums trūksta lėšų, trūksta spaustuvių, kurios atspausdintų ir trūksta kitos pagalbos. Labai norėtumėm, kad ir kitur Lietuvoje žmonės padėtų mums šitoj veikloj. Mes padėsim. Ačiū. Mes padėsim. Padėsim. Jūs kokia? Skalas.